D, B, P, E, R, J, F. Vienu žodžiu, abėcėlė. Sveiki, Unboxing LT ir šiandieną antra dalis apie knygas. Aš pirkau 2 knygas iš parduotuvės prie Sveika LT. Ten visokių knygučių yra. Ir už šitą, pavyzdžiui, knygą sumokėjau 13 € ir 43 centus. Na, iš tikrųjų kažkaip tai kaip ir brangu, nu kaip atrodo, ne? Nu tikrai brangu. Bet žinok, kad tai yra pigiau negu kitur. Tai yra, žmonės sakė, kad čia yra tikrai pigu, čia yra labai faina viską apsipirkinėti prie Sveika LT, prie sveika.lt nuorodą į šitą knygutę, ar kas čia, nežinau, kas čia knygutė ar ne knygutė. Ne, čia tai bent magnetinis raidynas, tai bent abėcėlė, na įdomu. 130 raidžių, 20 skaičių, 64 paveikslėliai. Atidarysim ir žiūrėsim, tai yra išpakuoti. Reikia, va taip jinai supakuota, atidarysim, pasižiūrėsim, kasgi šitos knygos viduje. Aš tiesą pasakysiu, kad čia netgi ne knyga, o kažkoks įdomus daiktas. Ir primenu, kiek aš čia mokėjau sąskaitėlę, 13,43. Iš parduotuvės prie Sveika LT. Va, čia toksai paveikslėlis, na, tiksliuose. Nieko nesubraižiau, ašgi suprantat, viską iš Kinijos siunčiuosi, o čia jau nebe iš Kinijos netitiksiu tokių daiktų. Čia tik tai Lietuvoje galima nusipirkti tokį neblogą produktą. Taip. Na va, tai bent abėcėlė. Šaunu. Taip, rinkinį sudaro 120 magnetinių raidžių kortelių, 124 magnetiniai paveikslėliai, 42 pusės kortelės, 20 magnetinių skaičių kortelių. Ir čia lietuvių kalbos abėcėlė. Taip, jeigu jūsų vaikas yra, mano jau aišku, 3 metukus turi, vat kaip tik, kaip supratau, žmona nupirko, todėl, kad tam, kad mokytis abėcėlės. Tai darom, mama, tai pasidarė fainai. Wow! Nu žinokit, čia nerealu! Wow! Moliukas. O, kitoj pusėj ąžuolas. Kokios kortelės. Žiūrėkit, jos limpa. Matot? Gerai, nelabai čia gerai matos. Reiks vėl kamerą pakelt. Pakėliau kamerą, žiūrim. Aha, tai čia galime mes paveiksliukai tokie faini, žinokit, čia viskas lipdosi. O jeigu ne, tai galima net ant šaldytuvo ir viską susilipdyti. Jeigu čia niekas netilps. Gerai, paveikslėlių sulipdžiau. Dabar kaip čia su tom raidelėm. Nu, raidelės. Ga. Visas jos va čia taip pas mus įsiardys. Aš dabar jau neardysiu, kadangi, na, suprantat, noriu palikti tą malonumą savo vaikui. Kad vaikas pas mane pasiardytų ir pažiūrėtų. Reiškia taip, va, matot, visa abėcėlė, daug visokių kortelių. Ir jas galima va čia vadėlioti ir mokintis abėcėlę. Na, realiai tai pasakyčiau, kad labai gražus ir labai spalvingas leidinys. Ar ne leidinys, čia knyga, ne knyga. Aš pasakyčiau, kad čia ne tai, kad knyga, čia kažkas tai tokio žymiai įdomiau nei knyga. Aš kažkaip tai, nu matot, realiai aš sužavėtas. Manau, kad ir jums šitas dalykas labai patiko. Nu, tikrai labai geras daiktas mokinti vaiką abėcėlės. Sau klijuojat, sau viską darot. Aš nežinau, iš tikrųjų taip. Aš jau minėjau savo pirmą filmukę apie knygas, to, kad keliavo vieną dieną, iš ryto užsisakėm, kitą dieną jau turėjom. Šitos knygos, nežinau, kad knygos, gerai, vadinkim tai knygos kaina yra 13,45, taip, 13,45, 13,43, nuoroda, kur šitą knygą galima nusipirkti, pamatysite mano filmuko apačioje. Na ir dabar vertinimas. Nu, jūs turbūt įsivaizduojate, kiek aš galiu šitą knygą ar ne knygą ar šitą mokymo priemonę įvertinti. Ir kitko, kaip matau, čia yra, pasirodo,
čia yra leidyklos parduotuvė, čia Presvika išleido, tai vadinasi leidyklė presvika.lt parduotuvė, iš tai galima nusipirkti. Tai 5 žvaigždės iš 5, aš neturiu prie ko prikibti, tai yra labai puikus dalykas mokinti vaiką abėcėlės.